Ir Lietuva artėja iš tikrųjų prie labai įdomaus momento, prie tiesioginių mero rinkimų. Kartu su jais rinksime ir kandidatus į savivaldą, į savivaldybės tarybą. Todėl šiandieną mes čia ir susirinkome. Iš ties labai svarbus įvykis Lietuvos padangėje. Noriu pabrėžti, kad asociacija nėra politinė organizacija. Todėl šiandieną mūsų tikslas nėra remti vieną arba kitą kandidatą, skelbti vienas arba kitos partijos doktrinas. Čia susirinkom tam, kad suteikti visiems vienodą galimybę. Visiems vienodą galimybę pasisakyti, visiems vienodą galimybę prisistatyti ir visiems vienodą galimybę paklausti. Todėl šiandieną linkiu visiems vieniems pasakyti, kitiems išgirsti tai, kas paskatintų mus visus eiti į balsavimą, eiti prie balsadėžių. Taip pat linkiu, kad jūs pasakytumėt tai, kas verstų mus balsuoti ne prieš kažką iš jūsų, bet kad mes galėtume balsuoti už kažkurį iš jūsų. Atminkit, kad kritika, tai neigiu, peikiu, rėkiu, nėra kūryba. Kūryba tai yra jūsų bendras darbas, kūryba tai yra jūsų veiksmai, kūryba tai yra jūsų netgi draugiškas, vieningas rankos paspaudimas vienas kitam. O iš tikrųjų ateinat kurti gražios ir šviesios širvintų ateities. Tad pirmiausia, noriu supažindinti su šio susitikimo reglamentu ir pristatyti dalyvius. Šiandien matyti čia susirinko tie kandidatai, kurie gerbia savo rinkėjus, kurie yra atviri jų išsakytai nuomoniai ir kritikai, kurie turi ką pasakyti ir nebijo būti paklausti. Taigi, pristatau kandidatus į savivaldybės tarybos narius merus, taip kaip jie yra pristatyti VRK puslapyje, tai yra abėcėlės tvarka. Ir kviečiu juos užimti vietą scenoje. Elena Davidavičienė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Geriausią vietą galite išsirinkti. Vincas Jasiukevičius, savarankiškas save išsikėlęs kandidatas. Andrius Jozonis, Lietuvos socialdemokratų partija. Jonas Burvaneckas, Lietuvos laisvės sąjunga, liberalai. Rita Tamašūnienė, Lietuvos lenkų rinkimų akcija. Irena Vasiliauskienė, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Taip pat pristatau kandidatus į savivaldybės tarybos narius. Lietuvos socialdemokratų partija atstovauja Robertas Bartulis. Lietuvos lenkų rinkimų akcija Marijana Vojnicka. Lietuvos laisvės sąjunga liberalai Kęstutis Pakalnis. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai Arvydas Radžiūnas. Taip pat kviečiu į sceną Algį Maslinską. Liudmila Braškienė, Darbo partija. Paulių Visacką, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai. Ir trumpai apie reglamentą. Prisistatymui skiriam 2 minutės, klausimų atsakymams po 1 minutę. Tam, kad užtikrinti šio susitikimo skaidrumą, visi kandidatai turėjo galimybę paruošti po klausimą savo oponentams. Žiūrovai taip pat galit pateikti klausimą. Klausimą galit pateikti raštu, tam yra paruošti lapeliai. Arba klausimą galit pateikti žodžiu, salėje yra mikrofonas, prašom prie jo prieiti.
Klausimus taip pat Širvintų miesto gyventojai galėjo užduoti ir elektroniniu paštu. Mūsų susitikimas bus fiksuojamas garso ir vaizdo priemonėmis ir išplatintas visuomeniai. Taip pat noriu pristatyti mano pagalbininką, kuris turi chronometrą ir stebės, kaip laikomasi laiko limito. Prašau kandidatus. Atsiprašau, Darius Valkauskas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Atsiprašau, Darius. Prašau kandidatus gerbti ne tik vienas kitą, nes daugumai matyti iš jūsų teks dirbti prie vieno stalo savivaldybei, priimant sprendimus rajonui. Prašau gerbti ir mūsų žiūrovus salėje. Šiandien pamirškit asmeniškumus, šiandien pamirškit įžeidimus, šiandien pamirškit kaltinimus ir tikrai dirbkim produktyviai. Taigi, pirmiausia, pradėsim nuo kandidatų prisistatymų. Rinkėjai jūsų programas jau tikrai yra išsinagrinėję ir jūsų skambius lozungus jau tikrai esam skaitę. Truputį nedrąstu pradėti, bet jau taip išpuolė, kad mano abėcėlės raidė yra pirmutinė. Taigi, aš esu Lina Davidavičienė. Širvintų kraštas yra mano gimtasis kraštas. Čia ne tik deklaruojama mano gyvenamoji vieta, bet čia gyvenu ir dirbu. Puikiai išmanydama vietos savivaldos reikalus, turėdama tam reikalingą pasirengimą, gebėjimus, patirtį ir pasitikėjimą, priėmiau siūlymą siekti mero posto. Apie tai išsamiau. Puikiai išmanau vietos savivaldos reikalus, nes savivaldybėje įvairiose pareigose dirbu jau 21 metus. Turiu tam reikalingą pasirengimą, gebėjimus ir patirtį, nes turiu ekonomisto organizatoriaus kvalifikaciją ir 6 metų darbo patirtį, einant savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Šių pareigų savitumas yra tas, kad buvau atsakinga už savivaldybės biudžeto asignavimo ir kitų piniginių išteklių tvarkymą, savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą, atsakiau už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą. Valdžiau ir tvarkiau savivaldybės turtą, ne tik vadovau savivaldybės administracijai, bet ir dirbau drauge. Atsakingo darbo įvertinimas Širvintų rajono savivaldybė užima 15 vietą tarp 53 Lietuvos rajonų savivaldybių. Pagal atskiras sritis dar aukštesnės vietos. 1 vieta biudžeto valdyme, 2 vieta socialinės rūpybos srityje, 3 vieta valdyme, o jau prieš 6 metus savivaldybėje tvyrojo netvarka, painiava, suirutė. Turiu pasitikėjimą. Taigi, tarybos narių, nes ilgiausiai net 6 metus dirbanti politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė. Taigi ačiū Jums, mielieji merė ir vicemerė, už darnų darbą ir taip pat tarybos nariai. Nes kiekvieną tarybą galima buvo pasakyti administracijos direktoriai, ačiū už darbą. Savivaldybės administracijos darbuotojų, nes drauge, kaip darni komanda, padarėme begalės darbų, įgyvendinome daugybę projektų ir pasiekėme aukštų rezultatų. Tai nuoširdžiausias ačiū Jums. Na ir įmonių įstaigų ir rajono gyventojų, nes drauge užtikriname racionalų biudžeto, užduočių ir veiklų vykdymo. Ačiū Jums visiems iš visos širdies. Ačiū direktorė. Trumpas komentaras. Gerbiama kandidatė, skaitau vieną iš buvusių rinkimų programos punktų. Jūsų, skaitau, nuosekliai puoselėti kultūrą kaip žmogaus tobulėjimo, valstybės galios ir jos išlikimo garantą. Kultūra Širvintose vis dar podukros vietoj? Nesakyčiau. Mūsų komandos darbo metu kultūrai buvo skiriamas ypatingas dėmesys, nes mūsų programose tai buvo įrašyta. Padidėjo finansavimas, tvarkomi kultūros namai, bendruomenių namai, kur kultūra yra prioritetas. Ačiū labai. Prašom, turit 2 minutės. Širvintų krašto žmonės, gerbiami kolegos, dabartiniai tarybos nariai ir būsimi ir čia sėdintys kandidatai į merus. Didelė patirtis savivaldoje man leidžia ir aš manau, kad galėčiau dar toliau dirbti, todėl kad jau 20 metų šiemet, kai aš tarybai renkamas jūsų. Ir mūsų koalicijos, valdančiosios koalicijos dėka yra padaryta daug darbų.
Širvintų kraštui, rajono žmonėm ir gamtai. Tai ir kaimo teritorijai, ir miestui. Didžiausią dėmesį skiriam tai, kad atskirti, kad būtų kuo mažesnė atskirtis tarp kaimo ir miesto. Ir taryba, priimdama sprendimus, ypatingai valdančioji dauguma, rėmėsi tuo, kad būtų jie kuo palankesni, paskaičiuoti ir kad nebūtų populistinių sprendimų. Į to pagrindu tai išliko įmonės, stiprios įmonės, viena mažiausių kainų, šilumos kainų Lietuvoje. Ir jau pradėjo lipti finansiškai, gerėti padėtis Širvintų vandenų ir kitos įmonės. Pradėjo daugiau ateiti investitorių į mūsų kraštą. Ir šiandien dienai mūsų nedarbo lygis mažėja, o kai kuriais mėnesiais trūksta darbuotojų. Tai irgi mūsų valdančiųjų dėka. Per šios metus, per pastaruosius 2 metus, virš 200 vietų įkurta Širvintų savivaldybė, tai įmonės Templari, Matūra įsiplėtė, Augustas Sirko atėjo, pradėjo savo veiklą praeitais metais. Tai va, mes matom, kad padėtis gerėja ir norėtume ir galvotume, kad su dabartinė valdančia dauguma galėtume tą padaryti. O mūsų kolegos, tai būtent Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, ir socialdemokratai, ir Lenkų rinkimų akcija, Laisvės sąjunga, ir dabar prisijungia prie mūsų Liberalų sąjungos. Ir buvę jau išėję konservatoriai, kurie nepritapo prie naujai atėjusių konservatorių, tai jie pasitraukė šiemet. O 11 metais aš priverstas buvau pasitraukti. Čia istorija tokia. Ačiū, merė, laikas. Merė, trumpas komentaras ir jums. Jūsų buvusioje programoje įrašas. Sutaupytas lėšas iš rajono valdymo skirti kompensacijoms nemokamam ligonių pavėžėjimui į Vilniaus ir Ukmergės ligoninės. Tai kiek tokių lėšų panaudota tam tikslui? Nebuvo didelio poreikio, žinokit, programą 11 metais rašiau ir atrodė, kad taip reikės labai ypatingai tų pinigų, bet nebuvo tokio didelio poreikio, nebuvo iš gyventojų didelių prašymų ir skundų, o sutaupytas lėšas mes panaudojom geriamo vandens kokybei gerinti. Širvintose 90% su viršum rajonų gyventojų naudoja gerą vandenį, išvalytą, nugeležintą vandenį. Ačiū labai merui. Labadiena, brangus širvintiškiai. Taigi aš esu pats širvintiškis, toks pats širvintiškis kaip ir jūs, tarp jūsų žmogus visada su jumis. Esu Andrius Jozonis ir visų pirma kviečiu visus kovo 1 dieną ateiti ir balsuoti. O ką pasirinksite, čia jau yra jūsų asmeninis sprendimas. Aš agituoju už socialdemokratų komandą, kadangi tai yra viena universaliausių komandų Širvintose. Mes turime daug labai įvairaus profilio ir įvairių sričių specialistų. Taip pat mūsų komanda mūsų atstovauja tiek vyriausybėje, tiek Seime šiandieną. Taigi šiandien su manimi studijoje taip pat kartu ir Robertas Bartulis, kuris turi ilgametę darbo patirtį savivaldybėje. Ir mano komanda pasitikė manim, kadangi aš esu šiuolaikiškas, veiklus ir svarbiausiai pozityvus žmogus. Ir būtent toks ketinu būti ir jūsų gerbėmieji meras. Viena svarbiausių mero funkcijų tai yra reprezentuoti savo kraštą ir tą reikia daryti tinkamai. tą reikia daryti su ugnele ir akcentuojant kiekvieną gražiausią mūsų kraštelį ir kampelį. Taigi mūsų socialdemokratų, taip pat ir mano vizija yra, kad Širvintos turi būti žinomas kaip pirmosios Kernavės kraštas, pirmosios sostinės Kernavės kraštas, taip pat kaip darni, saugi ir išplėtota aplinka šeimai, darbui, verslui ir poilsiui. Taip pat būtent tokia yra ir Širvintų rajono savivaldybės vizija. Taigi sieksime, kad Širvintos būtų matomos ir girdimos įvairios informaciniuose kanaluose, ypatingai elektroninėje erdvėje, ko šiandieną tikrai trūksta. Ir be abejo, ypatingą dėmesį skirsim sporto kolektyvams, kultūros atstovams bei verslininkams, kurie reprezentuoja ir garsina mūsų kraštą. Mums socialdemokratams labai svarbu, kad Širvintas mylėtų čia gyvenantys žmonės, taip pat, kad čia atvažiuotų gyventi kuo daugiau žmonių iš svetur, bei darbo vietas kurtų investuotojai. Prioritetai mūsų yra šeima, jaunimas, vaikai. Remsime visas bendruomeniškumo idėjas, skatinsim jaunimo iniciatyvas, būsime asmeniniai vadybininkai, inicijuosime investicijas Širvintose. Taigi, toks trumpas prisistatymas ir labai dar noriu padėkoti taip pat visai tarybai ir komandai, kuri
paskutinius 4 metus dirbo kartu su manimi ir aš dirbau kartu su jais. Taigi, Ačiū labai. Ir trumpas komentaras. Buvusioje rinkimų programoje radome pažadą inicijuoti kolumbariumo įrengimą Širvintų miesto kapinėse. Gerbiamas Andriau, kuriuose kapinėse jis jau įrengtas? Čia buvo pažadas turbūt apklausti iš pradžių bendruomenę, ar toks poreikis yra ir tada inicijuoti jo įrengimą. Taigi norėčiau pabrėžti, kad šiandien mes jau turime privačią iniciatyvą, tai gerbiamas mūsų verslininkas, kuris stato laidojimo namus ir taip pat planuoja įrengti šalia ir kolumbariumą. Todėl matot, kaip reikia tiksliai formuluoti pažadus. Beje, aš tikėjausi, kad užduosit būtent šitą klausimą. Džiugu. Taip, dabar kviečiam Joną Purvanecką, Lietuvos Laisvės sąjungą. Labadiena visiems čia susirinkusiems. Esu Lietuvos Laisvės sąjungos kandidatas į mero postą. Tokį mano apsisprendimą lėmė mūsų sąrašo narių apsisprendimas. Sąraše pas mus yra iš viso 36 nariai. Jų tarpe yra 8 esami arba buvę rajono tarybos nariai. Iš jų yra buvęs ir meras, ir vicemeras. Todėl mūsų komanda yra gana rimta. Taip pat mūsų sąrašą papildė daug labai jaunimo, keli rimti rajono ūkininkai ir taip pat rodo praeitą ir užpraeitą kadenciją, kada buvo priimti įsipareigojimai ir mūsų tarybos, mūsų kandidatai, kurie dirbo, tikrai įvykdė tą savo įsipareigojimus ir skaičiuojam apie 90% visų planuotų užduočių įvykdė. Kadangi esu dirbęs savivaldybėje vicemerų, administracijos direktoriaus pavaduotojas, žemės ūkio skyriaus vedėjas, tai labai gerai žinau ir mero funkcijas ir einu kandidatuoju su pilna atsakomybė. Taip pat labai gerai žinau mūsų žmonių lūkesčius. Per paskutiniosius 4 metus truputį buvau atitolęs nuo kasdieninių žmonių problemų, tačiau kada padalyvavau rinkiminiai agitaciniai kampanijai, o vis tik tai visas 3 savaitės praleidau pas mus tiek susitikdamas su įmonėse, tiek mokyklose, tiek kaime, vėl pasidarė toks gana didelis sąrašas tų visų probleminių klausimų. Gerbiamas kandidatė, laikas. Todėl kviečiu balsuoti už mane ir už mūsų sąrašą numeris 11. Ačiū. Komentaras žinoma jums. Buvusioje Liberalų ir Centro sąjungos programoje įrašyta: mes už jaunimo centro įkūrimą, jaunimo parko sutvarkymą. Kol kas neturim nei vieno, nei kito. Taip, Širvintų mieste tikrai trūksta dar daug ko. Ir tame tarpe, kada mes dabar ėjome ir per Kalnalaukio gatvę ir visi turbūt vieningai prisižadėjome išasfaltuoti, mes ateiname prie gimnazijos kiemo ir matome, yra projektas parengtas stadionui, stadiono nėra. Vienu žodžiu, tų klausimų yra tikrai nemažai ir aš manau, kad tie metai ar naujieji metai bus investicijų metai ir aš manau, kad... Pratęsant savo kolegą, tai galbūt kažko ir neįvykdėm, bet pažiūrėkit mūsų viršplaninius darbus ir tikrai turėsim ko džiaugtis. Ačiū. Ačiū. Žodį suteikiama Ritai Tamašūnienei, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija. Labas vakaras, gerbiami širvintiškiai.
Rita Tamašvininė, Seimo narė, didžiausia rinkėjų skaičiumi mano vienmandatė apygarda. Ir labai didžiuojuosi gavusi žmonių palaikymą, mano buvusių darbų įvertinimą ir tapusi Seimo narė. Bet mūsų Širvintų skyrius nusprendė, kad manęs reikia šiam kraštui, kad galėsiu tinkamai pasinaudojant savo kompetenciją ir žiniomis dirbti šio rajono krašto žmonėms, užimti jūsų dėka ir jūsų palaikymo ir balsavimo dėka mero postą. Ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad mano patirties būtų pakankama tokias pareigas eiti. Esu švietimietė, dirbusi mokyklos direktorė, dirbusi kultūros, sporto ir turizmo srityse savivaldybėje. Vėliau įsigijusi viešo administravimo magistrės laipsnį ir strateginio planavimo srityje, parašiusi darbą, buvau pakelta pareigose ir įsigijau politinio pasitikėjimo postą, dirbau administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilniaus rajone, didžiausioje kaimiškoje savivaldybėje Respublikoje. Ir taip pat buvau įvertinta už darbus atliktus kartu komandoje, nes savivaldybės darbas, tai be abejo, tai viešasis sektorius, tai valstybės sektorius ir negali būti savivaldybėje aš, nei direktorius, nei meras, nėra aš, bet yra komanda ir yra visų darbai, visų specialistų kruopštus darbas įgyvendinant projektus ir funkcijas, kurias paskyrė mums valstybė ir projektus, kurių poreikius ir lūkesčius atitinka tarybos priimami sprendimai ir gyventojų poreikiai ir jų viltis, kad tokie ar vieni ar kiti projektai bus įgyvendinti. Taigi aš teiksiu pirmiausia komandiniam darbui prioritetą ir manau, kad sugebėsiu rasti kalbą su visais tarybos nariais, kaip po rinkimų formuosis pozicija ir opozicija. Be abejo, šiuolaikinis meras turi būti pasiryžęs iššūkiams, o tie iššūkiai tai naujasis ES fondų paramos laikotarpis. Reikia tinkamai pasiruošti, dalyvauti visose įmanomose programuose, kad kuo daugiau investicijų ir kuo daugiau gerų darbų atlikti šiam rajonui. Taip pat galvoju apie visas sritis ir manau, kad turėtume spręsti ir ūkininkų keliamus klausimus, ir socialinės problemas spręsti. Taip, ačiū. Ir svarbiausia, kad gyventojai pasitikėtų meru, kad jų mokami mokesčiai valstybei naudojami tinkamai. Ačiū labai. Komentaras jums. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos buvusioje programoje įrašyta: išsaugoti istorijos ir kultūros paveldo objektus, atstatyti unikalią Izabelinos koplyčią. Ar koplyčią jau galima aplankyti? Ne, negalima lankyti ir tikriausiai vis dėlto lankyti nebus galima. Aš kaip Seimo narė ėmiausi žygių ir išsiaiškinau, savivaldybei koplyčia nepriklauso ir taip netgi nelabai kas žino apie ją, jinai yra Jauniūnų seniūnijos teritorijoje ir jinai priklauso bažnyčiai. Bažnyčiai, kurie išsiaiškinau, kad turtas irgi ne iki galo sutvarkytas, priklauso Maišėgalos dekanatui, dabar dekanatas irgi pasiskirstė kitaip. Ir ta koplyčia nei aukštųjų bažnyčios patriarchų, nei didesnės parapijiečių iniciatyva nemano, kad yra tinkama atnaujinti ir restauruoti. Jis iš tikrųjų unikalus tas objektas. Bet aš galvoju, kad galima būtų visuomenę kažkaip pajungti ir bent pastatyti atminimo lentą, parašyti, kas tai buvo, per bažnyčią, ten yra iš tikrųjų įdomus objektas. Lauksime, ačiū labai. Žodis Irenai Vasiliauskienei, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Labadiena, mėlyjeji, aš kažkaip šitoj scenoje įpratusi stovėti iš pagarbos visiems susirinkusiam, kalbėti stovėdama. Tai atleiskit, kad čia kitaip atrodys. Vis dėlto šia mano pirmoji darbo vieta. Atvykusi 87 metais į Širvintas. Aš pradėjau savo veiklą, darbą šitose kultūros namuose. Tuo metu buvo kultūros namai, kultūros centras. Tie žmonės, kurie dirbo su manim, dar keli liko. Ir vėliau pradėjau dirbti gimnazijoje. Taip kad dabar pagrindinis mano rūpestis išrinktai. Tai
tai būtų gimnazija. Aišku, aš čia galbūt pagalvosit, kad mano kažkokie privatus interesai, bet šioje vietoje yra svarbiausia tai, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai yra vertybinė partija. Dėl to mes skiriamės nuo kitų. Ir ši partija už vertybės, kur jos ugdomos, jeigu ne gimnazijoje, kur jos parodomos, jeigu ne kultūros centre. Kaip į jas ateiti ir kaip jas vertinti mes gauname šeimoje. Atėjusi į savivaldą, ne tik tai, kad tapau socialinių ir sveikatos komiteto pirmininkė, bet taip pat pabandžiau įkalbėti dabartinį merą, kad tai būtų šeimos komitetas. Rūpestis šeima prasidėjo nuo to, turbūt ir visada jis buvo, kadangi buvau šeimos centro vadovė ilgą laiką ir 20 metų teko ruošti santuokai daugelį jaunų šeimų, kurias dabar augina vaikučius. Ir rūpestis šeima tai yra tas dalykas, kuris veda mūsų partiją prie tikslo, kad Lietuvoje visuomenė turėtų tvirtą šeimą. Tada nereikėtų nei socialinių pašalpų, nereikėtų nei tiek lėšų išnaudoti ten, kur mes apmokam visiems vargstantiems ir taip toliau, kadangi jeigu gyvename šeimoje, tai rūpinamės ir senais, ir mažais, ir jaunais. Taip kad aš, Irena Vasiliauskienė, esu nuo 2002 metų šios partijos narė. Šios partijos ištakose, tai yra pirmasis narys buvo mano amžinatilsį tėvelis Vorkutos politkalinys Stanislovas Kuzma ir, kaip prisimena turbūt mūsų kandidatės taip pat į tarybą Konstancijos Urbonienės vyras Urbonas. Mūsų sąraše yra Vladislavas Jablonskas, pirmasis šios savivaldybės tarybos narys. Savanorė Daiva Sakalauskienė. Na, o toliau, prašau, jau galiu gal atsisėdusi. Ačiū labai. Trumpas komentaras ir jums. Jūsų praeitų rinkimų šūkis buvo nekritikuoti.